Muzika groja fone, o aš darže. Ten, kur man smagiausia turbūt. Vladas kažkaip minėjo, kad sako, manęs labai daug tose video, kas mes ūkyje. Ir sako, žmonėm atsibos, tai bandau aš užimti laisvą vietą. Ir atėjau šiandien į daržą gelbėti vienos vietos, kuri kelis metus buvo mulčiuojama klevo lapais iš rudens. Ir dar 2 metus buvo ant viršaus pilti einkorno ir speltos lukštai. Tai būtent mes tokią čia vietelę buvom pasilikę, kur mažiau veiklos vyko. Ir dabar galvoju, šitiek mulčio sluoksnio tiesiog negaliu palikti žolėm apželti. Ir kai žinau, kad toks lobynas po apačią, tai bandau gelbėti, kaip sakant, šitą vietą, o į ją sodinsiu brokolių sodinukus. Tikiuosi, kad jiems čia patiks. Čia visur, va, kur nuravėjau, tai tokie puri, va čia tokie, va čia jau matosi per puvę lapai, matau rudą masę. Aišku, su žeme dabar susimaišys, bus viskas gerai, bet tokie atrodo kaip durpė vietomis, nors čia tikrai nėra durpės. Buvo tikslas šitą lauką, tokį trikampėlį uždengti su juoda plėvele ir palikti 2 metą maždaug išpūdėti. Labai daug užveisė varpučių. Ir ta varputis tokia baisi, kad nuravi tam kartui atrodo, užmulčiuoja ir vėl jinai slipa per kraštus. Labai staigiai čia bujoja. Ir sakau, uždengsim plėvelę, išpūdėsim. Nei vaizdo atrodo, nei uogų, bet iš tikrųjų kiekvieną vakarą po 2 tokius kibiriukus iš tokio mažo trikampėlio parsinešu, kiek matot. Ir kas įdomiausia, šiais metais nė karto neravėjau, vien todėl, kad buvo tikslas uždengti. Ir kai mes jau atėjom ale dengti, pilna žiedų. Tiesiog stebiu su rankom, visur perėjau, stebiu, kiek pilna žiedų ir niekaip nekilo ranka uždengti. Tegul auga, tegul bujoja tos braškės ir kiek duos, tiek duos. Ir jos be galo saldžios, be galo skanios, niekada nelaistytos čia jos. Zyzė visas medis pilnas bitučių. O čia kitos bitutės dirba. Bitutės? Jos bando būti bitės. Kaip kvepia skaniai. Dėsi man? Pridėm šitą raudoną, mes? 1, 2, 3. Man. Hopa! Nu šaunuoliai. 2-5. Komanda. Na štai, esame bulvių lauke, kuris daug metų taip pat buvo mulčiuojamas šiaudais. Ir kas įdomiausia, kad šiais metais ne vienos bulvės nepasodinau, jos pačios pasisodinau. Iš tikro nemeluoju. Nors praeitais metais su Joringė mes čia gulinėjom, rinkom, atrodo, tobulai išrinkom, viską išrinkom tikrai, bet, kaip matot, visgi netobulai išrinkom. Storas mulčios sluoksnis, tai nei viena žolė neišlindusi, o kur yra jau, kaip sakant, išlindę juodžemis praplikę, va čia jau su vaikais ravėjomis. Tai
kur yra tokia grinai plika juoda jau žemė, jau jinai yra ir sausesnė, ir su žolėm apaugusi. Nu ką, nusimato pramogų. Šiandien mėšim tvartelius. Nei daug, nei mažai, bet čia yra toks sluoksnis. Jeigu grindis yra tenais, tai aukščiausia vieta, 3 cm. Nu ką, jūs? Turim 2 tvartelius išmėžti. Jūs sutvarkyti. Tai šitas darbas yra vieną kartą atliekamas metuose. Šių galim būtų 2 kartus, bet nedaug ožkų, tai jos tiek neprikaupa to mėšlą. Tai vieną kartą metus atliekam. Dažniausiai būna šiltojų sezonų jau. Per vasarą šieno nedaug gaunam, tai neprisikrauna. Čia pagrindė tą krūvą pasidaro net ne nuo mėšlo, nuo šieno, nes ožkos turi tokią madą tą šieną iš ėdžių traukt ir pešt. Tada aš prisikaupę kalną, aš tą šieną vietoj šiaudų, praktiškai šiaudų mes ir nenaudojam. Tik tai šieną kraikiam. To šieno, kurio ožkos nebevalgo. Ir aišku, jeigu mėšlą mėžti, tai marškiniai turi būti šviesus, tvarkingai. Ten, kur juodas darbas, ten turi būti šviesi apranga. Kuo daugiau juodo darbo, to šviesos daugiau. Nu ir darosi šilta jau. Darosi šilta, specialiai laukiu, kada bus vėsesni orai. Šiandien net ir lietus lyja laukia, tai nes jeigu karšta būtų, čia būtų wow. Jau taip čia pilna mūsų, visko, čia yra ką veikti. Bet toks tas ūkininko gyvenimas, susipažinkit. Raviu daržą ir galvoju, kaip Vladui gerai, kai jisai sėdi į techniką savo ir padaro didelius darbus be ravėjimo. Realiai ekologinis ūkis, būtent grūdininkystės, jisai nereikalauja ravėjimo rankomis, apskritai nepergyvent dėl žolių, nes ten gėlytės auga praktiškai. O daržas yra tokia vieta, kur be galo reikia daug laiko. Aš Vladui visada sakau, sakau, tu tai hektarais laukus dirbi, bet sakau, pas tave viskas okei. O aš čia vos keli arai, bet nuo ryto iki vakaro galėčiau sėdėti ir vis tiek to didelio darbo nepasimatytų, nes yra ir šalia laksantis vaikai ir labai maistą mėgstu daryti šviežų namų. Tai dienai būtent, tai realiai vien maisto gaminimas iš dienos apie 4 valandas kažkur gaunasi, kad iškrenta. O dar neskaitant girų gamybą, sūrių vartymus, laistymus, vištas pažiūrėti palesint, triušiukams žolės visada šviežios reikia nešti. Tai va, nežinau, kaip kam stebuklingai gaunasi tuos daržus prižiūrėti, tai turbūt vaikų neturi. Vienintelis pastebėjimas. O šiaip tai man labai patinka darže dirbti. Ir mėgaujuosi tuom labai.